Garbė Jėzui Kristui. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Papusryčiavus Jėzus paklausė Simono Petrą: Simonai, Jono sūnau, ar myli mane labiau už šituos? Tas atsakė: Taip, Viešpatie, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam tarė: Ganyk mano avinėlius. Antrą kartą Jėzus paklausė: Simonai, Jono sūnau, ar myli mane? Tas atsakė: Taip, Viešpatie, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam pasakė: Ganyk mano aveles. Jėzus paklausė dar ir trečią kartą: Simonai, Jono sūnau, ar myli mane? Petras nuliūdo, kad Jėzus trečią kartą klausė, ar myli mane, ir atsakė: Viešpatie, tu žinai viską, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam tarė: Ganyk mano avis. Iš tiesų sakau tau, kai buvai jaunas, pats susijuosdavai ir vaikščiojai, kur norėjai, o pasenęs tu ištiesi rankas, kitas tave perjos ir ves, kur nenori. Jis tai pasakė, nurodydamas, kokia mirtimi Petras pašlovinsęs Dievą. Tai pasakė, dar pridūrė: Sek paskui mane. Girdėjote Viešpaties žodį. Šlovė tau, Kristau. Na, iš tikrųjų, evangelistas Jonas tokią įdomią situaciją mums pateikia, tarsi papusryčiavus, gerai pavalgius, reiškia, geros nuotaikos, galima ir pasikalbėti. Ir Jėzus klausė Petrą: ar myli mane? Jis sakė: Taip, myliu. Ir Jėzus daro taip 3 sykius. Bet Jėzus Petro klausė ne todėl, kad Petras turi klausos negalią kažkokią, tai, ar tiesiog norėdamas išbandyti jį. Bet tiesiog jie abudu nesusikalba, nes jie vartoja skirtingą terminologiją. Ir lietuvių kalboje mes turime tą patį žodį meilė. Tuo tarpu čia Jėzus klausdamas naudoja žodį agapė, ką reiškia viską dovanojanti, savęs išsižadanti meilė. Tuo tarpu Petras atsakydamas, naudoja terminą filiokvė. Reiškia filios draugišką meilę. Taip, aš tave myliu kaip draugą. Ir čia 3 sykius jie tarpusavį tarsi nesusikalba ir įvyksta būtent tasai pakartojimas. Vis kartoja tą patį terminą, ar tu myli agapė, Jėzus naudoja. Petras atsakė filį. Bet nepaisant to, Jėzus vis tiek jam sako: Ganyk mano avinėlius. Vadinasi, Jėzus, nepaisant viso to, kad Petras jį išduos, išsigins, vis tiek jisai pasitikė jo. Nepaisant to, kad jisai naudoja žodį draugas. Taigi Jėzus juo pasitikė. Jėzus pasitikė kiekvienu ir mūsų. Nepaisant to, kokie mes būtume. Blogi, geri, pikti. Mylintis Jėzų, sekantis juo ar nesekantis. Jėzus vis tiek mus myli ir nepaisant visko naudos šito termino – agapė. Tai nepamirškime mes, kad Jėzus mus myli besąlygišką meilę. Nors kartais mes jam galim būti tik tai draugai ar net, galbūt net tik pažįstami. Tai mylėkime ne tik Jėzų tą agapės meilę, bet mylėkime ir vieni kitus, ne tik draugystės meilę, bet tą savęs išsižadančią, savęs dovanojančią kitam meilę. Linkiu gražaus savaitgalio ir gražios dienos. Įžvalgas, už tokį supratimą, kas iš tikrųjų tas padeda mums giliau įeiti, suvokti ir suprasti, ką norima pasakyti šventų rašto žodžiais. Tai pasiklausykime, ką sako žodis tarp mūsų šiandien dienai. Jėzaus mirties išvakarių naktį Petras 3 kart Jėzaus
išsigynė. Dabar Jėzus paskatina jį 3 kartus paliudyti savo meilę jam. Tai nereiškia, kad Petrui reikėjo gauti atleidimą už tai, jog išsigynė Jėzaus. Nereiškia, kad Petras Jėzų mylėjo labiau nei kiti mokiniai. Ar kad jis klausiamas 3 kartus tik dėl viešpaties jam pavestos ypatingos užduoties ir numatomos ypatingos kankinystės. Labiau už viską Kristus norėjo pabrėžti vienintelį svarbų dalyką, ką ir rytas išreiškė. Sek paskui mane. Reikėjo, kad Petras nustotų save lyginti su kitais ir žvelgtų į Jėzų. Jis turėjo vėl žvejoti nebe žuvis, bet žmonės. Mes turėtume taip pat tą daryti. Sekite paskui Jėzų šiandien. Sekite ten, kur šiandien jūsų nuomonė jis jus veda. tą gali pasakyti jūsų širdis, jei ji bus atverta tam. Galbūt rytoj suprasite daugiau ir geriau. Dievas siuntė Šventą Pranciškų Asyžietį statyti jo bažnyčią, o Pranciškus ėmėsi mūryti bažnyčios sienas. Gal net nelabai vykusiai. Tačiau bėgant laikui jis suprato, ko tikrai Dievas norėjo iš jo. Svarbiausia buvo tai, kad Pranciškus ėmė darbuotis ir troško išmokti ir išgirsti, ko iš jo prašoma. Sekite paskui Jėzų. Atrodo, tai taip paprasta, nes jis pažįsta jūs geriau nei jūs patys. Tik pabandykime tą suvokti. Jis žino ir visą kitą. Ką atrodo mes slepiame ir žinome tik vieni patys. Sudaryti dieviškį orkestrą, patikėkite jam. Dievas neragina jūsų atlikti neįvykdomas užduotis. Jis sutvėrė mus taip, kad galėtume jam tarnauti visą gyvenimą. Įgimti gebėjimai, išugdyti talentai, įgyta patirtis, šventosios dvasios dovanos. Visą tai Dievas suderina kaip tobulą instrumentą, kuriuo galėtume teikti jam šlovę. Tik ar mes tą suvokiame? Ar mes naudojamės tuo instrumentu, ar tik kai kuriomis jo dalimis? Sekite Jėzų. Susitelkite į jo jums tariamus žodžius. Atraskite laiko. Raskime laiko užsirašyti juos ir dažnai skaityti. Užduokime Viešpačiui klausimus ir stenkimės įsigilinti.
žvelkime į Dievo žodžius skirtus mums, ne į klausimus tų, kurie labiau jį myli, ar geriau jam tarnauja, arba tų, kurių yra aukštesnės pareigos. Ir kitas pašaukimas. Atminkime, Dievas atsiuntė šventąją dvasią, kad mus vestų ir mokytų. Priimkime tą dvasią, kad ir ką šiandien veikiame, ar veiksime, duosime gausių vaisių savo ir kitiems, jei tą suprasime. Žinoma, neišvengsime klaidų, arba pasitaikys daug neteisingai suprasti Dievo valią. Tai nieko baisaus. Šventoji dvasia mus švelniai vėl nukreips į kelią, kuriuo turėtume eiti. Tiesiog pasitikėkime Dievu ir sekime paskui Jėzų. Jėzau, tikiu, kad mane myli ir paruošei man gerų dalykų. Padėk šiandien išgirsti tavo balsą ir sekti paskui tave. Ir ačiū, kad klausėte. Aš manau, nors ir trumpas toks sustojimas, nors ir trumpas stabtelėjimas ir perskaitimas. Nežinau, man tai duoda tvarką. Patikėkit, vieną kartą perskaitai. Aš čia skaitau mažiausiai jau antrą kartą. Visiškai kitaip tu išgirsti. Visiškai kitaip liejasi tas supratimas. Atrodo, tas Evangelijos žodžiai ar ne? Aš kaip pagalvoju, pati aš 100 kartų girdėjau tuos žodžius. Šiandien aš praturtėjau, ne? Padarytum įžvalgą ir supratimu, ką padarė Rytis. Tarkim, gal pradėti, aš sakau apie save, gal jums tai nepadėti, man padėti. Susivokti tame, niekada visko iš karto nežinos. Kiekvieną kartą vis atrandi naujus dalykus. Čia skaitant vėl naujai. Ir jei mes nenutrūkstamom galvom bėgtume, iš tikrųjų suvoktume, kad padarytume daug daugiau. Čia net mums savo, užsirašykite. Gal į metus 6 kartus susirašau. Aš pati savo darau tokia. Aš tikrai taip nedarau. Bet jeigu užsirašyčiau, tai būtų kitaip. Turbūt reikia daug kitų. Taigi, turime galimybę nors girdėti. Turime galimybę nors čia stabtelti nuo savo visų kitų minčių. Bet turime galimybę ir kitą pagalvoti, kad tą, ką šiandien mums sako, kad mes ne tik vieni užsisklęstume su tą žinia, kad mes esam įstaigoje, kur mes turime atlikti pareigą, savo pareigą perduodami tą žinią kitiem. Aišku, aš pilnai suprantu, mes turime patys suvokti, kad tai yra gerai. Tada aš galiu perduoti kitą. Taigi mes eilė metų, kiek mes koplyčią turime atsidarę, eilė metų prašom viešpaties. Galbūt per vasarą net nutolstam nuo to, kas išeina, ar ne? Ir vėl iš naujo grįžtam. Taigi daug tokių dalykų, kuriuos tikrai reikėtų stabdyti. Kaip
kiekvieną kartą pagalvoti. Tai melskime iš tikrųjų šiandien Viešpaties ir sakykime, kad Jėzau tikiu, kad mane myli, kad mane nepaliks, siųsk Šventąją Dvasią į mano širdį, kad aš susivokčiau, kad suprasčiau, kokios yra man duotos galimybės. Tai prašykime šiandien Viešpaties šitų malonių. Aišku, baigėsi, ne tik baigėsi, kai kur ten nesibaigė kvalifikaciniai egzaminai. Bet vakaras čia vėl bus, vėl noriu klausti, negi nė vienas nemato, kai jau čia kieme. Mažu man kad aš ateinu, būtent aš matau, daugiau niekas negali prieiti praeina kažko. Nežinau, vakar kas laikė mergaitės gana didelis būrys. Atsėdė visiškai prie čia. Aš priejau, aš matau akyse, kad, priešiškai jau viskas, ar ne? Ir jau man atsakymas, taigi mums šiandien paskutinė diena, jau mes viskas, jau mes išlaikėme egzaminą, nežinau, kas vakar, tikrai negaliu pasakyti, kas laikė vakar kažkur. Kaip pasakytos mediką, tikėjimo, nežinau. Aš sakau, mergaitės, jūs pažiūrėkit, tokios gražios gėlės. Jūs metat ant žemės, jūs metat į vazoną. Tai surims. O kas surims? Tas su negalia berniukas, kuris vaikščia. Sakau, pabandykim kartu. Aš pasikviečiau tą berniuką. Patikėkite. Aš nežinau nei vardų, nei pavardžių. Atrodo, niekas nevyko, bet jau surinko kartu su juo. Ir iš tikrųjų kitais veidais neįvyko. Aš galvoju, negi sunku. Pasakyt, kad nerūkyk, nueik, tai teisingai geriau nepasakyti. Bet tavęs, aš nenoriu pasakyti, aš jeigu tu nepasiruošęs, bet stenkimės čia įsiklausyti. Galvokime apie tai. Mes kuriame savo įvaizdį, savo iššūkį. Čia priklauso ir mūsų įvaizdis. Ir mūsų visų darbas, ką mes darome. Ir kuo mažiau tokių dalykų, aišku, mes netobulai. Bet siekti, melskime Viešpatį, kad mums duotų tos išminties. Kad mes nuo pačios pirmos dienos pradėtume dirbti šitą darbą, kai ateis nauji mokiniai, kai prasidės priėmimas. Kad mes tą darytume. Šiandien turbūt priėmimo visai komisijai bus 2 valandą. Kaučingas man negalėjai kalbėti. Taip, kurie dirba. Iš tikrųjų reikia susikviesti ir pasižiūrėti, kad tai būtų sutvarkyta. Stengiamasi visos galimybės. Tas, kas ir žinios, kurios galima gauti. Ir suteikiama visos čia galimybės. Bet aš taip galvoju, visos. Nes jų yra labai daug. Bet ar mes jomis pasinaudojame? Kas liečia žinių aspektų, jeigu kam įdomu priėmimą, kas dirba, pasiklausykit, padalyvaukit šiandien mudviejų. Bus pačiam naudos, tai aš gaunu žinias. Jeigu čia aš būnu, aš galiu išgirsti kitą atsakymą. Ir tada atsiranda harmonija ir atsiranda tas instrumentas. Tai pamastykime apie tai. Tai prašykime Viešpatie šitų malonių. Melskime, prašykime mūsų popiežių. Prašydami jam dvasinės stiprybės, kad stiprintų viso pasaulio žmonės dvasiškai. Melskime mes už mūsų tėvą Gintarą, prašant jam dvasinės stiprybės, kad stiprintų mūsų nacionalinės kultūros dvasiškai. Melskime už mūsų dvasinius vadovus. Noriu dalykitės su savo žiniomis ir įžvalgomis. Evangelizuokime, nes tai yra
žinios, kurias jūs dalinatės su kitais. Ir ačiū Dievui, kad jūs jas turite. Tai padeda mums galbūt atsiverti tam žinutėm. Melskime mes už mūsų bendruomenės visus kitus, Ignaco bendruomenės mūsų, už stovykloje, kurie vyksta šiandien paskutinį dieną, už sekančios stovyklos atsakomybės surinkimo kiekius mūsų. Prašykime Viešpaties malonę. Tikrai duoda daug galimybių. Net patikėti neįmanoma, jeigu tu atsidai, kad prieš tiek būtų tau kas pasiūlė, viską duoda. Maitinimą, žinias, o man nieko nereikia. Man geriau turi cigaretę, parūkyti ir pasibaigia viskas. Tai taip atrodo, man tas darbas eina. Tada galvoju, reikia labai permesti, kaip reikia mums visiems dirbti. Kad taip nebūtų. Aš suprantu, per 2 metus ar 3 neypatingai ką pakeis, bet kitą kartą ir akimirką pakeičia. Tik laiku ir vietoj pasakymas pakeičia. Mes patys turime tą suprasti. Melskime už mūsų mažuosius kukučius, už jų tėvelius, už tą darželį. Tikrai mes stengiamės, kad ir šeimos įsijungtų, ir vaikai keistųsi. Dabar čia ryčiau ar ne yra. Vaikai iš tikrųjų, prašykime Viešpaties malonę. Melskimės už mamytės besilaukiančias. Melskimės, va čia Justina, mūsų visi žvelgstai kreipsi. Prašykime Viešpaties pagalbos už tuos mažulius, kurie ateis į pasaulį. Už mūsų visi dvasiniai vadovai, ne, ir Vita, ir Justina, iš tikrųjų, kad ateitų į pasaulį tie vaikučiai, ko Dievas nori, ką Dievas sukuria, su tą meilę. Melskime mes už visus mūsų gimusių šiandien. Mes sakome, yra 2 rūtelių gimtadienį. Rūtelį, kurie augina vieną vaikelį, kitą rūtelį ir jau irgi augina vaikelį. Viena, kuri sekretariate čia buvo rūtelį, kita rūtelį, kuri brolių studijų iškirpino. Tai melskime už šitais 2 rūteles, už jų šeimas, už jų vaikučius, melskime už visus kitus gimusius, galbūt šią dieną mūsų bendruomenė žmonės. Edita? Už Editą reikia. Tai už Editą, už mamą, taip, Edita dėl to laiminga sėdi ten. Taip, aišku, kuri mama nelaiminga, kada viskas yra tvarkoj. Tai prašykime Viešpaties malonių. Melskime už sergančius mūsų bendruomenės žmonės. Melskime tikrai ir už Albinutę, ir už Josios seseris Donatą. Melskime už ekscelenciją. Melskime už Aurimą, melskime už Birutę, melskime už visus kitus, kurie galbūt kenčia, kurie turi dvasinės negalias, neramybę, nesaugumą. Prašykime Viešpaties malonių už to suteikimą tuos dermės visame kame, už tą instrumentų atsiradimą pačiuose savyje, susitarimą. Melskime už išėjusius mūsų bendruomenės žmonės. Melskime už Valytę, melskime už Ritą, už Simoną, už Darių, už Alfonsą, Kazį, Aušrą, Liliją, Ingridą, Mariją, Rimantą, Ireną, Violetą, Sigitą. Savo mintimis aplankykime mums išėjusius brangius žmonės. Prašykime Marijos globos jų sielos ir užtarimo mūsų reikaluose pas Viešpatį. Melskime už keliaujančius rytoj į Jolantą, į Veprius. Sėkmingų dienos. Iš tikrųjų, tas, kas norite ir dar apgalvojate, prisijungite, nes organizuoja Ignaco kolegija. Tai aš manau, taip pat tam tikrą prasme toks dvasinė puota, pabuvimas, išgirdimas.
Albinutė kažkur su Laimutė šiandien keliauja. Prašykime Viešpaties malonių visame kame. Ir Viešpats laimina šitam savaitgaliui, šitom visiems mūsų darbam, visom mintim. Tegu mus palengvina mūsų naštas ir tegu mus lydi, kviečiu bendravimą.